Pokalbis su dienos svečiu. Rizų radio eteryje prasideda pokalbis su dienos svečiu ir visiems pristatau, šiandieną mes bendrausime su sveikos gyvensenos treneriu, aktoriumi, režisieriumi, verslininku Sauliumi Urbonu. Labadiena. Labadiena. Gal paprašysiu pradžiai, supažindinkite mūsų klausytojus apskritai, kas tai yra sveika gyvensena? Sveika gyvensena tai turbūt yra tam tikra priemonė, kad mes gerai ir smagiai gyventumėm. Šiaip sveika gyvensena susideda iš 3 dalių pagrindinių. Tai yra mityba, fizinė veikla ir psichika. Visos tos 3 dalys turi eiti kartu. Mes negalim vien tik tai teisingai maitintis arba vien tik tai užsiimti fizinę veiklą arba pradėti medituoti ir sutvarkyti psichiką ir iš to viskas bus gerai. Ne, tai yra 3 komponentai, kurie eina šalia vienas kitą papildo, jie yra susipynę. Ir todėl, kada mes nusprendžiam kažkaip tai keisti savo gyvenimo būdą, mes turim galvoti iš karto apie visus 3 komponentus. Ir dažnai turbūt mūsų žmonės galvoja kitaip ir pradeda, tarkim, sportuoti, stebisi, kodėl savijauta pagerėjo ar pagerėjo tik tai trumpam ar nepagerėjo, negauna tokių rezultatų, kokių noriusi, arba atvirkščiai pakeičia mitybą, reiškia, kurią nors vieną sritį pakeičia ir jau tikisi gerų rezultatų. Taip, tai labai teisingai. Vat būtent taip žmonės kartais nusprendžia, kad jis nori numesti svorį, vadinasi, jis pradės sportuoti, treniruotis, prakaituoti ir iš to kažkas įvyks. Dažniausiai tai neįvyksta, nes pokyčiai reikalingi tiek psichiniai plotmei, tiek fiziniai, tiek mitybos. Mes negalim to pakeisti. Jeigu mes norim tiesiog gerai jaustis, tvarkoj ir vėlgi nusprendžiam kažką, tai dabar sutvarkysiu mitybą, viskas gerai. Deja, taip neįvyksta. Mes esam per silpni, kad kažkokią vieną sritį pakeitę galėtumėm pasikeisti patys. Tiesiog tos 2 kitos dalys mus tempia atgal. Aišku. Dabar paprašysiu, kad jūs mūsų klausytojams prisistatytumėte, kadangi mes pirmą kartą radio eteryje jūs kalbiname. Papasakokite šiek tiek apie save. Daugiau kaip 30 metų domiuosi ir gilinuosi įvairiausias mankštas. Mano interesai prasidėjo dar nuo kažkada tai jogos ir karate, kai tai dar buvo sovietmetis ir tai dar buvo draudžiama, vadinasi, tekdavo slapstytis, rūsiuose tą daryti ir taip toliau. Toliau nuo 80 iki 90 metų aš dirbau teatre ir mokiau aktorius tiek fizinės, tiek psichinės veiklos, kaip pasakyti, tiek fizinio paruošimo, tiek psichologinio pasiruošimo darbui teatre. Tai vėlgi tai turėjo labai didelę įtaką tolimesniai mano veiklai, kad aš prieš 16 metų nusprendžiau, kad man reikia keistis, man reikia pokyčių. Aš pasukau į sveiką gyvenseną kaip po tokią, pradėjau ją gilintis ir per tuos metus man daugelis dalykų atsistojo labai savo vietą. Reiškia, tos mankštos, kurios kažkada aš gilinausi ir mokinausi, paskui kur mokinau aktorių įvairių technikų, tai yra ir šamaninės technikos, tai yra ir tiesiog įvairiausių tautų mankštos, tai yra hipnotinės, tai yra įtaigos dalykai. Visą tai susiliejo į vieną ir iš tikrųjų tai pasirodo turi labai daug bendrų dalykų. Aišku, po to papildomai atsirado mitybos dalykai, o fizinė veikla ir psichinė veikla pakankamai buvo jau susijusios ir aš turėjau tą, kaip ir pasakyti, pagrindą iš anksčiau. Ir visiškai neseniai, 2,5 metų atgal, aš kažkaip nusprendžiau, kad vis dėlto aš ilgokai klaidžiojau. Ir galbūt ir kiti, kai nori ką nors pakeisti ar daryti, galbūt vėlgi taip pat klaidžios. Ir vietoj tų tenais 10 metų galbūt neteisingų kelių gali eiti. Todėl įkūriau kaip ir sveikos gyvensenos mokyklą su Sauliu LT ir iš tikrųjų pradėjau dalintis tą informaciją, kad žmonės greičiau, efektyviau, tvarkingiau pereitų tą sveiką gyvenseną ir kad jie galėtų atsirinkti informaciją. Jūs minėjote, jog taip pat pasisėmėte ir kitų šalių patirtimi, kalbant apie fizinius įvairius pratimus. O jeigu mūsų dažnas lietuvis pasakys, kad tarkim mums lietuviams tai galbūt nepriimtina yra kitų šalių? Labai geras, labai teisingas dalykas. Aš irgi taip manau. Tik tai aš gal šiek tiek manau plačiau. Ne tai, kad lietuvis, bet europiečiai mes esame. Ir iš tikrųjų sistemos, kurios yra sukurtos Indijoje, ar Kinijoje, ar Japonijoje, ne visos mums tinka ir negalime imti jų aklai ir kartoti.
tam aš ir ėmiau sintezę iš įvairiausių šalių, geriausių variantų, efektyviausių kažkokių tai momentų ir iš to dariau tinkamą mums, europiečiams, greito gyvenimo, greitos vis dėlto didelės veiklos, tokios skirta, kaip čia pasakyti, situacija, kada mes negalim skirti savo 2-3 valandų per dieną, pradėti medituoti, užsiminėti, kažkur atsiskyrėlišką gyvenimą vesti. Šitie dalykai mums netinka. Todėl mums reikia, kad būtų trumpa, greita, aišku, efektyvu. Ir mano visos mankštos, kurios jau yra sudarytos, kurias aš surinkau po gabalėlį, sudėliojau, tai yra būtent skirta europiečiams. Ir iš tikrųjų tai nėra tos, tos kitos kultūros dalis. Tai yra mūsų kultūros dalis. Tuomet ir paklausiu, ar įmanoma greitai ir efektyviai pasiekti rezultato sveikos gyvensenos link? Aš atsakyčiau taip, pasiekti galima ir greitai ir efektyviai, bet pats principas yra trupučiuką kitas. Mes neturim tikslo kažką pasiekti, mes turim tikslo pakeisti gyvenimo būdą. Ir nes greitas ir efektyvus pasiekimas tai yra tabletės principas. Išgėrėm kažką, susitvarkėm, viskas gerai. Ne, iš tikrųjų mes keičiam gyvenimo būdą į trupučiuką kitokį. Ir tikslai atsiranda ilgalaikiai, tolimi, 10, 15, gali būti 20 metų į priekį. Kad mes pajusim pokyčius gana greitai, viskas tvarkoj, bet tai nereiškia, kad mes toj vietoje jau pasiekėm tikslus ir turim sustoti. Tai kelio pradžia, kuri neturi galo. Tai yra tiesiog, mes pradedam tą kelionę ir kuo toliau mes einam, tuo mums maloniau ir geriau. Aišku. O ką pasakytumėte asmeniui, kuris sakys, kad tarkim jam gyvenimo būdą gyvenant šeimoje yra pakeisti labai sunku, nes turi taikyti su kitais šeimos nariais? Iš tikrųjų taip. Čia yra pakankamai rimta problema, kada šeimos nariai skirtingai mąsto, skirtingai įsivaizduoja, kas tai ta sveika gyvensena ir kas yra gerai, kas yra blogai. Tuo tarpu vaikai tada pasimeta dar labiau, nes jie tada nesupranta, tėtis vieną sako, mama kitą sako. Iš tikrųjų tai yra situacija pakankamai sudėtinga. Bet tai nėra atskirta nuo visos kitos mūsų kultūrinės veiklos ir dalies, iš viso gyvenimo dalies. Ir jeigu žmonės visiškai nesusišneka šitų klausimų, o visais kitais klausimais susišneka, tai tiesiog aš siūlyčiau kuo mažiau konfliktuoti, bet prisiminti, kad kiekvienas mes galim pasirūpinti savimi tam tikrais dalykais. Vienas nori sportuoti, kitas nenori sportuoti. Vienas nori valgyti šviežią maistą ir žalią, kitas nori keptą, skrudintą ir ten kažkokį kitokį. Tvarkoj, tiesiog nebandykim per jėgą vienas kito pakeisti. Vienintelis būdas keisti pasaulį yra keisti save. Jeigu mes keičiam save, mus gali kažkas tai pamatyti, kad mes iš tikrųjų pokyčiai kažkokie tai pasimato, kitas gali irgi pagalvoti ir paklausti, ką tu darai? Ir kas tai tokio? Tai vis dėlto tavo geresnės mityba arba ten tavo gyvenimo būdas. Tai gal ir aš taip norėčiau. Bet kai tik mes bandom ką nors, kad, įkalbėti arba priversti, mes rezultato niekada nepasiekiam. Dažnai būna priešingas rezultatas, jau. Taip. Na ir geras pavyzdys, aišku, kaip ir blogas, žinoma, yra užkrečiantis. Žinoma, tai geras pavyzdys ir yra svarbiausias mūsų tikslas. Vienintelis būdas, ko mes galim paveikti visą kitą. Blogas, taip, blogas, užkrečiamas taip pat, bet čia jau tada reikia atsirinkti, kiekvienas pasirenka, ką jis pasirinks. Pastaruoju metu mūsų gyvenimas įgauna didžiulį pagreitį, kuris vis dar spartėja ir dažnai žmogus neturi laiko netgi papietauti arba jo pietus žymiai vėluoja. Ką jūs galėtumėte patarti tokiu atveju? Čia mums reikia šiek tiek sulaužyti tam tikrus stereotipus. Kiekvienas iš mūsų galim įsidėti tam tikro maisto iš namų ir turėti prie savęs. Tai gali būti obuoliai, kriaušės, tai gali būti vaisiai, tai gali būti daržovės, kurios paruoštos tiesiog iš karto valgymui. Aš kalbu apie šviežią maistą. Tiesiog mes socialiai kažkaip buvom įpratinti ir pripratom, kad čia net nelabai gražu neštis į darbą kažką tai tokio. Ir iš tikrųjų tai yra normalu. Dabar visas pasaulis atsigręžia į tai, kad mėgsta ir stengiasi maitintis kuo daugiau namuose. Aš kalbu apie tą dalį žmonijos, kuri nori kažkaip keistis ir nenori eiti kartu su visais, lėkti tą upę pasroviui žemyn.
Ir iš tikrųjų galima tai įsidėti ir labai tvarkingai ir turėti visą laiką po ranką kažką, kas užtruks labai neilgai, trumpai, bet mes tiesiog papildysim savo atsargas. Taip kad aš tai labai rekomenduoju iš viso pagalvoti. Yra paprasta įsidėti ir turėti mėgiamų savo produktų. Ir tai atrodo visai paprasta, ar ne? Visiškai paprasta ir iš tikrųjų daugelis žmonių taip dabar ir daro. Dabar žaliavalgystės judėjimas, kuris yra paplitęs po visą pasaulį, vėlgi ir lygiai taip pat Lietuvoje, jisai pakankamai sparčiai plinta. Tai jau įsivedė tą normą, kad iš tikrųjų ir vaikams dedam, nes mes vaisių į kuprinės, į portfelius, kai į mokyklą eina ir į darbą pasiemam. Tai gali būti tiesiog morkos nuluptos. Tai yra puikus maistas. Mes paimkim 2-3 morkas, sugraužkim, mes turėsim puikiausią pavalgymą. Taigi, kol kas padėkosiu Jums už Jūsų pokalbį. Primenu klausytojams, po keletos muzikinių kūrinėlių mes grįšime į eterį ir tęsime mūsų pokalbį su sveikos gyvensenos treneriu Sauliumi Urbonu. Ačiū Jums.